Po meditacinių seminarų būna labai gilios įžvalgos viduje. Ką reikia fiziniam plane padaryti, kad sujungtum, pavyzdžiui, darbe, santykiuose. Ir tai yra didžiulė vertė, nes tikrai toks įspūdis būna, energija pakyla, mes tokie kaip ant kalno atsiduriam, mus išneša tiesiog į aukštesnį lygmenį sąmoningumo. Ir tada matom, kaip visos susijungia gijos. Ir po to dar tas matomumas lieka, kaip sakyti, nes pradedam truputį leistis link savo pozicijos, kur mes esam. Ne tai, kur mes truputį galbūt dirbtinai daugiau pastangų mes įdėjom, mus išnešė į tą aukštį. Bet kai liekam vėl su savimi, mes vėl liekam tam tikram lygmenį, kur nebesimato. Tai vat pamatę tuos dalykus, labai svarbu juos sujungti. Būna keli momentai, kuriuos mes pamatėm, bet ten reikia pakeisti, čia sujungti ir tai pakeičia mūsų likimą iš esmės. Mes galim taip sukurti sėkmingą verslą, sukurti sėkmingą santykį, išspręsti problemą su vaikais, su mylimu žmogumu. Tas man labai pasiteisino. Tai dabar, kai jau praėjo 25 metai meditacijų, aš matau, kaip mano gyvenimas, kaip puzlas, jisai iš nedarnaus į darną dėliojasi. Kokia aš buvau susitraukus, tokia nervuota, depresyvi. Ir kaip dabar viskas transformuojasi lengvai. Kur bebūčiau, ar aš esu kelionėje, ar aš esu darbe, ar esu santykė, vis tiek tas atsiranda toks, žinot, jau įprotis vidinis, transformacinis toks, kaip transformeris esi. Tai nėra, kad kažką įvertini, o šitas negeras žmogus, ne, arba koks nors jo poelgis man nepatinka. Tiesiog visą laiką toks stebėjimas atsiranda viduj, kaip šitoj situacijai transformuoti energiją. Jeigu labai sunkus pas jūs atėjo klientas, pažiūrėkim, kiek mes esam pažengę, kaip mes sugebėsim transformuoti. Nepradėkim protų vertinti, oi, koksai netašytas blogas klientas. Ne, mes žiūrėkim į savo vidų. Ar mes praeisim šitą išbandymą su tokia energetika, su tokia situacija. Iš tikrųjų, anksčiau pas mane buvo ta baimė ateis tikrint VMI. Atrodo, dirbi sąžiningai, bet va ta baimė tokia, kad kažkaip mane puls, aš nesugebėsiu atsilaikyti. Dabar va toks atsirado kitoks. Manat, jie visada yra tokie, žinot, kaip uodai, jie visą laiką skraido aplinkui. Jeigu dar makaluojas rankom, dar daugiau jų. Bet jeigu mes susicentruojam, randam priemonės nuo uodų ir visumo, jeigu yra patikra, tai vis tiek rodo, dabar žiūriu jos net kaip padėjėjus, jie kartais man padeda, aš tingiu kažką padaryti, jie priverčia tą padaryti labai greitai. Tai vat, žiūrėkim tos pliusus kiekvienoje situacijoje, kiekvienam tokiam kontakte su žmogumu. Visur yra tas kažkoks pliusas didžiulis, kur mums neša augimą vidinę.